gimė dukra jauniausiai dvynukai. Buvom didžiausiam, tokiam, nemoku pasakyti, net laimingiausi seneliai buvom. Bet kadangi po poros parų mes atsiradom vos ne košmare. Sunku kalbėti, atsiprašau. Ir dukrai sepsis po gimdymo, kraujo perpilimai, iš dvynukų vienas reanimacijoje. Pasakė, ten širdeliai 4 vožtuvų trūksta, širdelė visiškai neveikia beveik, deguonis, maistas, kraujas išvien eina. Tai pasiliko šitą vaikutį reanimacijoje 53 dienas, dukra taip pat reanimacijoje. Aš su kitu vaikeliu namuose. Ir galvoju, aš nepasiduosiu, aš stipri. Ačiū Dievui. Ir ką, ir po 53 parų grįžo mergaitė į namus, plus dar pripažino Dauno sindromą. Nenoriu daug įsiplėsti, bet tenka. Ir kadangi, sakiau, stipri, nepasiduosiu, tai pradėjau dirbti įvairiai, su žmonių pagalba, maldom ir taip toliau. Po to vasario mums siūlė operaciją. Siūlė operaciją prieš naujus metus. Mergaitė vos 5 kilogramus priaugo per kelis mėnesius. Tada tik tai gavom jau po kalėdų tarp naujų metų operaciją laiką. Mergaitė susirgo korona. Atidėjo mums operaciją, tada tik sausio gale sugalvoju, kad galima dabar daryti operaciją. Operacija vyko 11 valandų. Galvoju, kad pavyks viskas šauniai, bet pasirodo per 4. vožtuvą vis tiek mums viskas prateka, atsiprašau labai. Bet mes rankų nenuleidom. Vasario mėnesį Aušytė paskambino, man siūlė produktus, kompanijai ir taip toliau, bet man net tas galvoj buvo tikrai. Nieko nenorėjau girdėti ir taip toliau. Ir mergaitai pripažino leukemiją. Leukemija ir kas mėnesį kraują ima ir nieko gero mums nežada. Po to grįžau balandžio mėnesį pasą prasitęsti, pabuvau porą savaičių Lietuvoje, man pasiūlė dabartinė sponsorė dar tą pačią kompaniją, produktus. Sakiau, nenoriu nieko girdėti, nieko nenoriu, nes pati buvau nusilpusi, išsekusi, nemiegojusi keletą mėnesių, taip toliau. Bet kažkaip Liuda man įsiūlė tą produktą, pavartok, pabandyk. Pavartojau porą mėnesių, žiūriu, kad jėgos atsigauna, einu gerin, plaukai nebeslenka, taip, nagai pradėjo tvarkytis, visą trijulę išgėrus. Ir reik man gegužės mėnesį pradžioje išvykti atgal į Londoną. Pasėmiau visus papildus nuo sponsorės ir išlėkiau į Londoną. Išlėkiau į Londoną ir dukrai, ir savo vartoju. Ir taip nedrąsiai po truputį aš pradėjau nuo gegužės pradžios duoti šitai mergytei Sunrise. Ten gal 1/4 to maišiuko. Jinai pati nevalgo, tik tai per šlangelį. Nevalgo, negeria, tai aš su švirkštu virintą vandenėlį atsivisinus, tokią drungnuoką, pasidarydavau šitą Sunrise'ą ir suleisdavau su švirkštu. Ir taip, kas pusę valandos vėl po 5 miligramus vandenuko. Na ir žinokit, galiu pasidžiaugti. Liepos 21 dieną mums padarė rezultatus. Per 2,5 mėnesius leukemijos kol kas nerado.
sakė, yra sekama iki 2 metukų seks, dabar metai ir 2 mėnesiai ką tik. Ir seks, bet aš nemoku pasakyti, koks džiaugsmas iš tikrųjų, kad mes įveikėm tokius dalykus. Aišku, sunku pasakyti, kad viskas gerai jau, aišku, bet viltis tikrai yra stipri. Ir aš galiu parodyti dabar, jeigu jų matos, kokia mergytė. Tai matos, jėdu, kokia jau didelė. O. Ui, atsiprašau. Dieve, aš suprantu, koks džiaugsmas ir tėvams, Ir aš nemoku pasakyti, dukra iš vis buvo depresijoje. Jinai ligoninėj pirmą savaitę pakritus vonioj, sakė, mama, už ką man, tai mes čia visi buvom, iš vis pasimetę, mums negyvenims buvo tada košmaras. Mano vyras pabuvo 1,5 savaitės, sako, aš maunu į Lietuvą, aš negaliu čia su jumis būti. Aš 8 mėnesius aš prabuvau. Ir paskui, kad reikėjo vėl grįžti, aš nebemokėjau grįžti. Po 2 savaičių aš nebemokėjau taip atsistoti vėžės, kaip aš tada mokėjau 8 mėnesius atlaikyti. Bet gerai, dabar labai džiaugiuosi ir vaikučiai, dabar mes abiem duodam po biškutį šito sunraisą. O dabar vat, Petras išvyko į Londoną jiem remontą daryti, tai išsivežė kartu ir probiotikus, tai abu eina įsižiūrėję ir nori, kad šito probiotikų senelis duotų. O, prašau. Labai džiaugiuosi. O dukra čia Lietuvoje yra, 3 vaikiukai yra, irgi džiaugiamės, kad produktas ir tai vaikai labai nori. 4 metų anukytė eina čia Lietuvoje į darželį, tai jinai reikia gerti ląstelių maistą, mano gražus nagučiai, plaukai, mano, kaip jinai moka išsakyti. Tai labai džiaugiamės, nes pernais, kad ėjo į darželį. Tai žinokit, 3-4 dienas ir vėl savaitę namuose. 3-4 dienas, savaitę namuose. O šiemet nežinau, čia turbūt ląstelių maistas tikrai padeda, tikiuosi, viskas šauniai iš tikrųjų. Dukrai maitina, irgi, sakykime, 9 mėnesių anūkėliui vakar buvo, iki pat šiandien maitina, džiaugiasi, sunraisą vartoja, atidžiai ir po truputį kolongardą ir viską po truputį bando. Nesvarbu, kad jinai sako, maitinančiom negalim, bet po truputį viską išbandė. Sunraisą galima, jo, aš irgi sakau, jauskit save labai, labai ačiū. Tikrai pradžiai toksai atrodo, tas tavo atsiliepimas toks, jėtau, tai atrodo vėl kartu su tavim norisi, bet tikrai va taip smagu girdėti, kad bendrom jėgom viskas yra atsistatoma. Kompanijai, ačiū Aušrai, ačiū Liudai, visiems ačiū. Dar pridėsiu, vyriškinį pavartojus, aš galvojau, kad man vienai čia taip atrodo, bet iš mano, sakykime, iš mano klienčių ir mano žmonių, kur pasirašysiu yra, taip pat atgarsys, vyras geria jau 3-4 mėnesiai virškinį kažkur ir pastebėjau, naktį nėra knarkimo. Tikrai taip. Na, tikrai taip. Nebėra to knarkimo. Ir daugiau energijos atsirado, ką aš sakau, aš dar vyras. Tai jau Petras patenkintas, ne geria, ne? Tikrai taip, jo, mūsų vyram atsiranda jaunystė visame kame, tai tikrai, labai ačiū, Sigita, tikrai toksai, tikrai vertas dėmesio tavo atsiliepimas ir aš sakau, jūs įsivaizduokite, kaip kitiem žmonėm padrasina, kad ir kaip blogai, vis tiek neprarast vilties, tai visapusiškai, morališkai, bet kaip tu pasakai, būsiu stipri. Ir žinot, kada jūs priimant žmonės sprendimą, aš būsiu stipri, ateina ir galimybės. Tikrai neabejoju, kad Liuda nebereikalo. Tavo kelyje atsirado dar kartą, tau priminė, kad tu turi šansą pradėti vartoti produktus. Tai tikrai labai ačiū, Sigita. Tai va, ir labai, tarp kitko, labai džiaugiuosi, kad aktyviai dirbi ir turbūt, va tau turbūt reikėjo tą pajusti, kad tu suprastum, kad reikia nešti žmonėms šitą žinią. Ačiū visiems. Tikrai, ačiū tau, mieloji. Taip, gerai.